Ar jaučiatės jaunas žmogus Vilniaus mieste? Žinokit, jaučiuosi, nors galbūt pase ir daugiau metų rodo, negu kad prie jaunimo priskirtinas būčiau, bet jaučiuosi iš tikrųjų jaunas. Gal čia save apgaulė tokia, bet taip. Jūs jau ne vienus metus esate politikas, tikrai žinote daug apie politiką, apie įvairias jos dalis. Kaip jūs vertinate dabartinę jaunimo politikos situaciją Lietuvoje? Vėlgi, jaunimo politika tokia amžina diskusijų tema. Aš atsimenu, kai liberalaus jaunimo organizacijoje buvau ir sakėme, kad reikia mažiau skirstyti žmonės į jaunus ir vyresnius, o reikia tiesiog, kad visi jaustųsi gerai. Ir šituo atveju jaunas žmogus yra toks pat žmogus, jis tiesiog turi mažiau galbūt patirties, daugiau entuziazmo ir daugiau naujų idėjų. Tai aš nesu apskritai didelis jaunimo politikos, kaip tokios politikos entuziastas. Bet yra, aišku, keletas konkrečių dalykų, kurie aktualesni jaunam žmogui. Kad ir mieste, tarkim, aišku, būsto įsigijimas, ypač pirmų būsto, aišku, jeigu atsiranda jau tenai vaikai, ten vaikų darželių klausimas, švietimo visi reikalai, ar tai būtų mokykla ar universitetas. Ir tiesą sakant, man atrodo, kad, vėlgi, nebūtinai uždedant kepurę jaunimo politiką, šitose srityse yra labai rimtų spragų. Man atrodo, kad per mažai yra tos demokratinės atmosferos mieste ir ugdymo institucijose, per daug vis dar, nors pokyčiai iš principo geri vyksta, bet vis dar per daug yra tokio iš viršaus nuleidžiamo tokio muštro. Ir aš tikrai nemažai, pavyzdžiui, pats nueinu į mokyklas ir nepaisant to, kad daug yra šviesių tokių pragiedrulių, vis dar per daug dar aš matau tokio spaudimo, kad daryk būtinai tą, o ne kitą. Ir apie ką beitų kalba, apie dalykų pasirinkimą, apie profesinį orientavimą, apie užklasinę veiklą. Vis dar matosi toksai, kad tu turi daryti tai, nes čia yra perspektyvų, nes protingi dideli dėdės susiplanavo, sudėliojo ir pradeda švietimo ministrų, kuris sako, čia stok, čia nestok, o tokio nurodinėjimo, ką daryti. Vilnius tarsi ir jaunas miestas, tarsi ir studentiškas miestas. 90 000 maždaug studentų Vilniaus mieste. Bet tai yra studentų miestas pagal kiekį studentų, bet ar studentiškas miestas? Tai aš truputėlį drįsčiau tuo abejoti, nes trūksta kelių dalykų. Pradeda nuo to, kad miestas naudotųsi aukštųjų mokyklų ir dėstytojų ir studentų sukuriama verte, kartais ir ta jaunatviška ir gyvybiška. Ir šia prasme man kartais atrodo, kad Telšiai yra labiau studentiškas miestas negu Vilnius, nes ten aš matau studentų darbus mieste, matau, kad įneša į miestų gyvenimą, miestelio gyvenimą įvairius aspektus. Vilniuje to yra labai mažai. Studentų idėjomis, kad jis būtų naudojamas, yra to nedaug. O potencialas yra didžiulis, ne tik apie viešas erdves, bet ir ypač apie IT sritį, apie visokias gudrės programėlės, kurias galima išnaudoti ir integruoti į miesto gyvenimą, į savivaldybės puslapius ir taip toliau. Tai aš to matau mažai. Ir kitas dalykas yra apie, sakykime, buitiniai ir laisvalaikio dalykai. Vis dėlto, aš nežinau, kur ir kiek turi būti naktinių autobusų. Bet akivaizdu, kad yra poreikis didelis, bent penktadieniais ir šeštadieniais, kad jie važiuotų ilgiau. Kaip manote, ar nevyriausybinis sektorius ir jaunimo organizacijos šiai dienai gali būti lygiavertis partneris ir ar gali pasiūlyti gerų, proaktyvių sprendimų? Vienareikšmiai. Aš net neabejoju. Akivaizdu, kad dažnai, kai žiūrima iš savivaldybių perspektyvos, iš savivaldybių bokštų, tai sakoma, pažiūrėkite, mažiukai tie nevyriausybinės organizacijos, ką jos gali, ar ne? Bet tai jie mažiukai yra palyginus su tuo, kad resursų dažniausiai tai yra iš išorės, tai yra niekas, tai yra grynai žmonių iniciatyva. Ir tas savivaldybių, sakykime, ar savivaldybės didumas ir tvirtumas ir solidumas, tai jisai paremtas yra garantuotų iš esmės finansavimu. Tai jeigu atsižvelgiame į tas sąlygas, tai aš manau, kad nevyriausybinis sektorius yra daugiau negu pakankamas partneris spręsti kuo įvairiausias problemas. Ar tai būtų kultūrinis gyvenimas, ar tai būtų skurdo problemų sprendimas, ar bet kas kitas. Visai neseniai pradėjo sklisti kalbos žinia apie kuriamą technologijų startupų parką Antakalnio mikrorajone. Kaip manote, ar bendradarbystės centro tokio parko reikėtų, arba galbūt į tą patį parką reikėtų įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas, jaunimo iniciatyvas, neformalias jaunimo grupės? Jo, apie tą parką tai be abejo čia visi girdėjo, nes jis smarkiai išreklamuotas buvo, ar tam priešrinkiminiam laikotarpiu, aišku, apie daug planų mes naujų savivaldybės išgirstam. Tai iš principo tai mintis, aišku, yra gera. Dėl to, ar būtent toje vietoje, ar būtent tokiu modeliu paremtas, aš turėčiau truputėlį rezervacijų,
Bet be abejo, kad tokių parkų ir tokių hubų ir tokių, sakykime, erdvių, inkubatorių, visų šitų dalykų reikia ir daugiau, bet be abejo, kad tai turi būti ne tai, kad viršų mes sugalvojom, kad dabar bus taip, o ne mestelėjom jums kaulą, ne, kad čia, žiūrėkit, ir gera vieta, ir geras patalpos, ir mes kažką parūpinom ir dabar visi ten bėgam. Man atrodo, truputėlį iš kitos pusės reikia žiūrėti. Jeigu mums reikia tokio technologijų parko, ar ne, ir tokio inkubatoriaus, kur technologiniai verslai inkubuotųsi ten ir augtų, tai reikia eiti su ir tais, vėlgi ir ta pačia akademinė bendruomenė, ir su startuperiais, ir su nevyriausybinėm organizacijom. Pirmiausia, labai aiškiai identifikuoti, ko tiksliai reikia. Kad būtų aišku, ko tiksliai reikia. Ir tada jau ieškoti, kur tą galima suteikti. Reikia pasidžiaugti, kad per pastarosius kelerius metus jaunimo verslumo lygis iš esmės smarkiai pakilo ir tai galima matuoti pagal apklausas, jeigu apklausinėjame jaunimo, studentus daugiausiai, kokią karjerą jie norėtų turėti, tai valstybės tarnybos karjeros perspektyvas smarkiai sumažėjo, o verslo nuosavo vizija smarkiai išaugusi. Tai čia yra, man atrodo, labai gerai ir tai yra susijęs su daugybė dalykų. Nuotaikos pasikeitimo, perspektyvų matymo, galbūt šiek tiek ir vieša retorika ir tam tikrai draugiškesniais dalykais verslui. Tikrai yra trūkumai, kuriuos galime išspręsti. Tai aš pradėčiau, sakykime, nuo pirmiausia formalių tokių biurokratinių. Tai, kai aš pamačiau praeitais metais rugpjūčio viduryje atsidariusią kavinę, ten tokia jaunuolių valdoma prie Mindaugo tilto, rugpjūčio viduryje, ant upės kranto. Tai aišku, mintis kyla, kas per durnius atsidarinės vasaros pabaigoje tokią kavinę, kur sezonas iš esmės jau baigėsi, arba jau pasibaigs už 2-3 savaičių. Specialiai pasidomėjau, kada jie kreipėsi leidimu tam įsikurti, tai buvo vasario vidurys. Toks laikas, kur dabar mes šnekame. Tai aišku, kad tai yra absoliutus higieninis minimumas turėti draugiškumą ir labai lengvai sutvarkomas visas procedūras. Dėl iškabų, dėl leidimų ir visas šitas procedūras. Tai čia yra tas higieninis minimumas, kuris Vilniuje dar nesutvarkytas ir kurį tikrai būtina iškopti. Antras dalykas jau yra truputėlį paskatinimas. Kad jau visi gali, tik tai klausimas, ar dar yra tas postūmis, pastiprinimas, daugiau įrankių sukūrimas. Ir čia, man atrodo, vėlgi bendradarbiaujant su universitetais reikia. Čia viena savivaldybė to nepadarys. Apie inkubatorius, apie visokius prizus, apie panaudojimą tų idėjų, apie netgi reklamai galima tai išnaudoti naujų idėjų, kaip pastumti, kad daugiau to būtų, tai aš tikrai matau perspektyvų, kad viso to gali daugiau. Vėlgi dabar, ačiū Dievui, bent prieš rinkimus dabar pirmą kartą vyks hackatonas, kur duomenys savivaldybės atverti, kažkodėl savaitai ir tai ne visi, ir galima ten visokius dalykus daryti. Tai aš tiesą sakant nesuprantu, kodėl tai duomenys nuolat nėra atverti ir daugelis jų yra užslaptinti. Nes yra puikių produktų sukurta, kur galima naudoti ir kur tai gali būti pirmas tramplinas, nes valdybės, tarkime, toks, kaip čia pasakys, lietuviškai, endorsinimas tų naujų verslų. Tai aš matau per čia irgi nebrangų, bet labai efektyvų būdą naujiems inovatyviems verslams rastis. Ačiū, Remigijau, kad atėjote pas mus į susitikimą ir atsakėte į mūsų klausimus. Ačiū. Linkime sėkmės rinkimuose ir tikimės pasimatyti artimiausioje ateityje. Ačiū. Nevyriausybinė veikla irgi. Sėkmės kuo didžiausias. Dėkui. Ačiū.